tikrai buvo visokių ir dvejonių ir pati ten buvau pasimetus kaip vairuotoja, bet iš tikrųjų nebuvo taip blogai, nes gal net įvertinčiau tokį kaip metus. Tokius su daug pamokų. Jeigu šnekė apie highlightus, tai turbūt būtų top 3. Tai pradėsiu gal gal reikia nuo galo pradėti, ne? Tai top 3 tai bus Kuršėnai, vienareikšmiškai tai yra mano best trasa, jie niekam nepatinka, turbūt apart man, nes visiems ten nepatinka važiuoti, o aš tiesiog laukiu, kada Ramoška padarys ten bent 2 etapus man. Tai top 2 tai turbūt bus Kačerginės paskutinis etapas, tai kodėl aš taip gal įskiriu tą Kačerginę, nėra mano mėgiama trasa, nes tiesiog kai nesigauna joje važiuoti, tai jinai patampa nemėgiama, bet paskutinį etapą susijėmiau, kaip sakyti, į kumštį, pavyko ir visokie manžai ir pavyko dar daugiau negu pati planavau. Tai irgi rašiau turbūt į tą top 2, nes tikrai emocijos, žinokit, buvo pirmą kartą per sezoną, sėdėdama mašiną ir pravažiavus po kvalifikacijos, sugebėjau mašinoje apsiverkti, bet apsiverkti ne iš kažkokios nelaimės, o tiesiog iš laimės, kad aš taip sugebėjau suvažiuoti. Tai va, o top 1, vienareikšmiškai Vengrija. Nežinau, man iki dabar yra viduj kažkoks, va dabar net kai pasakiau Vengrija, tai atrodo norėčiau dar. Tai nežinau, trasa buvo, atrodo, kad tiesiog sukurta man, ta malonumą, aš kiekvieną trasos gabaliuką jaučiaus fainai ir aišku, eilinį kartą daugam jinai nepatiko, tai turbūt čia yra ta paslaptis, kad kas kam nepatinka, tai visas man labai gerai. Tai va, tai jeigu iš tikrųjų tik būtų galimybė, tai labai norėčiau dar joje važiuoti ir man užtenka tik pagalvoti apie patį tą renginį, apie patį driftą, trasą, apie šokančius dinozaurus, kaip matėt. Tai bandysiu šiais metais gal ir vėl nors vieną etapiuką dėl malonumo suvažiuoti. Tai apie 24 planus, ką planuoji nuveikti, mašina turbūt įsivaizduoja per daug nesikeis? Ne, iš tikrųjų mašinos tai tikrai šiais metais, jau dabar sakykime, jau šiais, man buvo pasirinkimas iš tikrųjų rinktis ar projektuoti kažką, ar daugiau padangų, tai kažkaip pagalvojau, kad aš renkuosi daugiau padangų, žiūrėsiu, ką šitas man duos, tai jeigu taip atvirai apart to, kad keisis liveris, nieko nedarysiu, visiškai. Tikrai gal nenusišnekėjau, taip žinai, žiūriu dar, kad ne, lik ir nieko, visiškai, tikrai, apart liverio. O pats planas, tai aišku, Lietuvos visus etapus, tai tikrai pro važiuosiu. Semi-pro turbūt pasiliksiu. Treniruotėm? Galbūt taip, iš tikrųjų, bet tikrai važiuosiu, nes tarkim, tokiam kaip Alytui būna varžybos, tai tikrai norisi važiuoti vien dėl to, kad aš pati gyvenu netoli ir, faina. Ta prasme, kad atvažiuoja sava kompanija, savo visą chebrą. Man sunku tose aikštelėse važiuoti su šitu automobiliu, tikrai norėtųsi atmo geriau, bet treniruočių reikia, kaip bebūtų. Kad ir tokios, bet reikia. Tai tikrai Lietuvos visą važiuosiu, semi-pro sakau, kaip ir malonumui turbūt, kiek galimybės leis. Na ir pasistengsiu iš tikrųjų turbūt po Baltijos, tai yra Baltijos, tą čiampą irgi, kiek eina, tai kiek mačiau, tai dažniausiai faktas. Tai ten latviukai, estai, tai gal iki estų biškių sunkiau dasigaut, bet manau, gal viskas bus gerai įmanoma, sakau, svarbu užtektų padangų. Svarbiausias dalykas. Ir turbūt Vengrija, ne? Ar jeigu... Dieve, ne, sakau, kalbu ir nepagalvoju, Vengrija turbūt tas dalykas, kur aš tiesiog svajočiau ten pakliūti. Tiesiog norėčiau dar toj trasoj patobulėti, nes tikrai buvo kur ir tiesiog neužteko laiko. Tai va, tai iš tikrųjų fanam, tai tikrai palinkėsiu toliau atvažiuoti mus palaikyti, tikrai nepraleiskit progos, gyvai matyti driftą yra visai kas kita ir tos artimos kovos, patys žinot, kai būna ir būna tikrai fainų tų kovų ir man labai smagu, kad tie fanai atėję gyvai ir galim pabendrauti ir susipažinti, tikrai taip, to laiko gal ir nebūna, tiesiog daugiau skiriam varžybom, bet prie manęs tikrai galite ateiti, aš mėgstu pabendrauti, tai o visiems driveriam tai turbūt jau, pasakysiu gal taip, nežinau, paprastai, kam reiks tą suprast, tai iš tikrųjų gal mažiau smerkim vieni kitus, daugiau pasakykim gražaus žodžio, kaip kitiems sekasi ir aš visada sakau, kad ir tavo kolega nepravažiavo tobulai važiavimo, gal tos kvalifikacijos, betgi nesunku ateiti ir pasakyti, klausyk, bachūras, blemo, kaip gerai sulėkiai. Tai jūs patys pagalvokit, kokia yra motyvacija tada kitam, tai gal tiesiog palinkėsiu daugiau supratingumo viens kitiem ir mažiau kaišiokim tuos peilius, norėkim laimėti, niekada nepasikeis, visada mes norėsim būti patys geriausi. Tai čia tikrai šitoj vietoj nesikeis, tai tiesiog
gal požiūrį pakeičiam, palaikom vieni kitus ir bent tada visi parodysim tiem fanam prieš tai, kur sakiau, be galo gražius porinius.